Aš kapitonas Lyzi iš Islandijos, kur gaminami Lyzi žuvų taukai. Sveika ir natūralu nuo gimimo. Paskutinė šio ryto tema atsirado neatsitiktinai. Juk puikiai žinote, jog artėja pati mėgstamiausia vaikų šventė – Užgavėnės. Tad pasiruoškime šiai nuostabiai šventei iš visos širdies, kad būtų kuo smagiau. Šį kartą, norėdami jums ir savo priminti apie mūsų senolių tradicijų puoselėjimą ir artėjančią vaikų mėgstamą šventę Užgavėnes, nusprendėme apsilankyti namuose, kuriuose būtent ir puoselėjamos bei ugdomos lietuvių tautiškumo tradicijos. Tai daugelis žinomos edukologijos mokslų daktarės Austėjos Landsbergienės namai, kuriuose juoko, šurmulio ir geros nuotaikos niekada netrūksta. Austėja augina 4 vaikus – 4 Gertrūdą, 7 Mortą, 9 Vilhelmą ir 11 Augustą. Kaip pati prasitarė, dar pradinėse klasėse ji buvo tvirtai apsisprendusi, kad neturės nė vieno vaiko, arba tik vieną. Ir tai tik tada, kai baigs mokslus, apsigins disertaciją. Tokią jos nuomonę formavo aplinkinių kalbos, kaip sunku auginti vaikus. Tačiau laikui bėgant toks požiūris, žinoma, pasikeitė. Kažkaip susitikome mes su tuo dabar mano jau esamu vyru ir viskas apsivertė aukštyn kojom. Ir tada mes pagalvojame, kad kad jeigu turime, tai turime daug vaikų ir turime visus kartu. Turbūt daugelis įsivaizduoja, kad auginant 4 vaikus laiko savo nelieka arba jo lieka labai mažai. Tačiau Austėjos manymu, jei pasitikėsi vaikais, nebėgiosi iš paskos jų tikrindamas kiekvieną smulkmeną, viskas bus kitaip. Taip vaikai išmoksta savarankiškumo ir atsakomybės. Priešingu atveju vaikų auginimas taps gyvenimu, kuriame mama bus skirtingų profesijų atstovė – vairuotoja, namų šeimininkė, auklė ar guvernantė. Mūsų šeimoje mes daugiau žiūrime į tai, kad mes tiesiog gražiai gyvename kartu. Bet kiekvienas yra daugiau mažiau atsakingas už save. Nori valgyti – pasakys. Šalta – pasakys. Karšta – pasakys. Linksmas – vadinasi viskas gerai. Liūdnas – mes prieiname, paklausėme, kas yra. Ar ne? Tiesiog vadovaujamės tokiom, aš jas vadinu sveiko proto taisyklėmis, kur esi pakankamai atsipalaidavęs, bet nepaleidęs vadžių vis vieną. Prieš gimstant vaikams pagrindinis ir pats svarbiausias dalykas, sutartas Austėjos ir jos vyro, buvo savo atžalom sukurti galimybę įgyti geriausią išsilavinimą. Todėl ne tik tuo metu, kai šeima gyveno Belgijoje, bet ir Lietuvoje, vaikai lankė tarptautines mokyklas. Ta tarptautinė mokykla, kokį supratimą man davė ypač su savo vaikais, tai kad vaikai pradeda labai branginti savo identitetą. Atrodo, kur, bet jau tarptautiniai mokykloje, tokiam bendrame katile, kaip tik turėtų, vaikas nebežinoti, koks jo identitetas ir tapti pasaulio piliečių, nieko panašaus. Tie mūsų vaikai buvo tokie Lietuvos ambasadoriai ir patriotai, kokį 100% lietuviškoje mokykloje dar reikėtų paieškoti ir iš visą rastume tokį. Tokiose mokyklose mokosi vaikai iš įvairiausių pasaulio kampelių. Būdami vienoje klasėje, jie susipažįsta su kitų tautybių šventėmis ir pasakoja apie savo šalies tradicijas. Kai ateina tavo klasiokė viena su sariu, kita su kimono, ar ne, o tu su lietuviu ir visi aptarinėja, visi analizuoja, kokie tavo ryškus, o mano tokie ir taip toliau ir panašiai ir taip lyginamas ir kontrastuodamas vaikas tik užtvirtina savo identitetą, o ne jį praranda. Artėja viena linksmiausių lietuvių liaudies švenčių Užgavėnės. Mūsų protėviai ją švęsdavo net 3 dienas. Ši šventė neturi savo tikslios datos, nes yra kilnojama nuo vasario iki kovo pradžios. Šiemet ją švęsime vasario 12 dieną. Kaip šią šventę švenčia Austėjos Landsbergienės šeima, netrukus sužinosime. Jeigu turime galimybę, važiuojame į Rumšiškes. Esame ne 1 metus buvę. Kai gyvenome Briuselyje, tai vaikai persirengė tais persirengėliais ir važiavom per pažįstamų lietuvių namus. Užgavėnės žiemos išvarymo šventė, per kurią tarpusavyje grumėsi lašininis ir kanapinis deginama morė. Visos šios dienos apeigos yra tarsi atsisveikinimas su žiema ir negandomis. Taip pat šią dieną visų pirma yra būtinos sočios ir riebios vaišės. Mes kažkaip turim tą tradiciją, kad jau per Užgavėnes visada kepam įvairiausius blynus. Ir tada iš vakaro kepam blynus, vaikai nešasi į darželius, į mokyklas blynus ir patys kepam blynus ir vaikai, šiek tiek ir turi to karnavalinio irgi
Aš pati nelabai pritariu visoms toms dainelėms, kurios yra dainuojamos per užgavėnes, dėl to, kad šiais laikais jau mes puikiai žinome, kad nemažai jų yra diskriminacinio pobūdžio ir gali skaudinti. Užgavėnę sunku įsivaizduoti be kaukių. Anksčiau persirengėliai buvo suaugę žmonės, tik vėliau į persirengėlių eitynes įtraukti ir vaikai. Kad šiais metais šventė būtų kuo linksmesnė ir įspūdingesnė, žaismingas kaukės gaminsime kartu su vaikais. Tai bus kaukė, turintiems mažai laiko ir iš tiesų norintiems, kad vaikai galėtų rasti kūrybingą sprendimą. Mums reikės popierinių maišelių, žirklučių, klijų ir spalvoto popieriaus skiaučių. Jeigu norite, galite turėti ir keletą kreidelių. Visų pirma, reikia išmatuoti, kad maišelis tilptų ant galvos ir kad būtų tokio dydžio, kokio jums reikia. Kitas žingsnis – rasti akis ir jeigu reikia burną. Šypsena, labai gražu bus. Čia akis, kita akis labai arti. Iki mokyklinio amžiaus vaikams reikės padėti iškirpti akis ir jeigu reikia burną. Paruoštą trafaretą kaukės dekoruojame įvairias spalvėmis spalvoto popieriaus aplikacijomis ir pasirenkame, kokį norime gyvūną, herojų ar personažą. Žiemą, žiemą, bėk iš kiemo.